Aš jums sakiau, buvo štormas, atrodo tamsu, dabar pradėjo saulė šviesti ir jau debesis įsklaido. Bet gerai, pradeda mūsų apžiūrą toliau aukcione. Tai ką mes čia turim? 19 metų Porsche Cayenne, 2.9 varikliukas, 4 varomi ratai, 19 metų Mannheimo aukcionas, kaip matot, automobiliai nedaužti, nenurašyti draudimo, 103 000 mylių rida. Aukcionas bus rugpjūčio 7 dieną, bet yra galimybė pirkti šitą automobilį už buy now kainą, tai yra $23 000. Jisai labai tvarkingas, galime pasižiūrėti, o kėbulas matosi, kad tikrai nėra apdaužytas. Aišku, dabar palyja, tai viskas šiek tiek susilieja, dar kai saulė šviečia, tai labai daug ir nesimato, bet galim pasižiūrėti bagažinę. Čia, kaip matot, viskas tvarkingai, komplektas sudėtas, padanga vietoj, dvigubas išmetimas. Gražiai spalvikė tokia. Čia šiek tiek yra prispausta arti, tai nelabai galiu prieiti gerai. Labai tvarkingas jis išorės atrodo. Galim pasižiūrėti ir užsivesti, kaip viduje bus. Šiek tiek pambraižyti ant durelių yra, bet čia nieko baisaus šiandien poliruoti. Galim šviesų saloniuką turi. Macan Cayenne S komplektacija. Šviesas gražus salonas. Matos, kad automobilis buvo prižiūrėtas, tvarkingas, išvalytas, išplautas. Šildomos, šaldomos sėdynės. Didelė panorama, juodos lubos. Čia viskas irgi tvarkingai labai pabandom užvesti. Automobilis vedasi taip pat gražiai. Kaip matot, skidelis švarus. Čia viskas veikia, viskas veikia. Jokių kažkokių pašalinių garsų nėra pas automobilį. Švarus staklas, kaip minėjau, čia yra Mannheimo aukcionas. Jeigu kam įdomu, šitas neblogas Cayennas. Turint durų pritraukėjus, nujuodintas. Galite susisiekti ir galėsim pabandyti arba nupirkti iškart, arba sudalyvauti gyvam aukcione.